Ponia Andrikienė. Viltis, kad Vilniuje su Ukraina pasirašysime asociacijos susitarimą, yra gyva. Liko padaryti labai nedaug. Ukrainos prezidentas turi visus įgaliojimus sprendimui, kuris nepaliktų jokių kliūčių susitarimų pasirašymui. Julijai Timošenko turi būti leista išvykti gydytis į užsienį. Tai būtų teisinga ir humaniška. Tai yra asociacijos susitarimo pasirašymo sąlyga. Gruzijoje artimiausią sekmadienį vyks prezidento rinkimai. Mes laukiame, kad ir šios šalies lyderiai pademonstruos gerą valią ir priims sprendimus, kurie anuliuotų bet kokius priekaištus Gruzijai dėl selektyvaus teisingumo. Europos Sąjunga iš savo pusės padarė daug, tačiau mes negalime padaryti sprendimų už Ukrainos ar Gruzijos lyderius. Tai jų misija ir atsakomybė, kuri gali tapti istorinę pergalę, o neatlikus darbų, nepadarius laukiamų sprendimų, istorinė klaida. Ačiū.